$18 laipsnių, bet jau saulutė išlinda, žinok. Džinsiukai, pleitru, žiauriai geras oras, žiauriai šilta. Varom apsipirkti. Šiandien nuo pat ryto pavalgėm, nusprendėm skirti laiko pasinagrinėti maisto etiketės, nes aš negaliu valgyti gliuteno, Kristina vengia pieno produktų. Ir išėjom, šiek tiek apsipirkom, bet Melisa, kaip visada, savo režimu ir dabar varom namo, nes panelio norim miegoti. Nieko nespėjom, bet kaip ir džiugu, tai miega vaikas. Dabar pietums kas bus gniokiai iš Lietuvos. Čia mėsytė kepa. Čia lolinis fone. Ir LRT kino 6 valandos ryto naujienos, ne? Labas rytas Lietuva. Labas rytas Lietuva, pas mus 1 valanda. Išvarėm į Šibują, aš dar šiek tiek aprūdėjęs, nesilipom ne į tą liniją. Reikėjo iš šitą, tai vieną statelę pavažiavom. Nieko apsiprasim, bet gal važinėt. Šiandienos planas, važiuojam į Šibują, tiesiog pasivaikščiot. Pirma, pavadinkim, diena antra, bet pirma... Pailsėjusių turistų diena. Pirma pailsėjusių turistų diena, jo. Japonija, viena iš priežasčių, kodėl man tu patinki, yra čia. Atėjom dabar į tokią šitą street, žmonių daug. Sužiūrėsim, kas gero čia. Čia visai įdomių dalykų yra, nuėjom tik tai pusę gatvės, bet dabar grįžtam su Melisa, nes viena iš priežasčių, kodėl taip ilgai važiavom, yra čia, kad neskubėt, nes su 1 metų vaiku toli ir ilgai, bent jau kol kas mums neišeina. Tai va dabar jau laikas ir valgyt, laikas ir miegot. Radom netoliese persirengimo kambariuko ir maitinimo, tai nueisim ten ir po to žiūrėsim, jau vakarienės tikriausiai ieškosim. Reikės pasigūglinti, kur čia tas begliutenis skanus Šibujos miestas. Miestas, sakau, maistas. Šiandien kuri yra spalio 31 ar lapkričio 1? Čia yra spalio 31 diena. Šis dar su maike, 5 valandos vakaro. Ganėtinai anksti temsta kaip ir Lietuvoje, nieko naujo. Bet sakykim, kaip rudeniškas toks oras, labai šiltas. Nors jau norėtųsi užsidėti megztinį, bet vaikštant dar visai normaliai. Atėjom pavakarieniaut, kiek dabar yra, po 5:23 pats metas ir pasirodo uždaryta. Kaip tik šiandien 1 diena, kuomet nedirba, visą savaitę atostogaus. O čia buvo gluten free. Next stop, kažkas už 350 metrų einam toliau. Ir čia yra man dar vienas priminimas, kodėl man yra sunku būti Japonijoje, kai klausimas pasisuka apie valgymą.
Atėjom užsisakyti valgyti ir radau tokį įdomesnį variantą. Kosminė vištiena. Paragausim. Ir va taip atrodo Space Chicken už 17 eurų. Šiaip Space Chicken labai skanu, ganėtinai aštru. Bet tai kur reiktų bent 5 ar 6 gabaliukų. Tokyo dreams are on the rise. Heartbeats dance in alleyways, lost in Shibuya's maze. Whisper secrets in the night. City's pulse feels just right. Magic flows through crowded streets where our destinies meet. Oh Shibuya, take my hand through this urban wonderland. Ką daryti Japonijoje, kai nežinai, kur eit ir ką valgyt? Visada gelbėja. Nu va, už 6 eurus ir pavalgysim beinant. Įdomu, kas ten galėtų būti per aparatas paslėptas. Atrodo amerikoniškas ir senovinis. Arba senovinis japoniškas. We find a world that's made for two. Laughter echoes off the walls.